Sveiki visi prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai Jūs supažindinsiu su pagrindiniais gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2026 m. sausio 1 dienos. Nuo 2026 m. apmokestinimo pajamų mokesčių tikslais beveik visos gyventojų gautos apmokestinamosios pajamos, išskyrus tam tikras išimtis, bus sumuojamos ir apmokestinamos pagrindiniais 20, 25 ir 32 procentų pajamų mokesčio, trumpiau GPM tarifais. 2026 metais vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydis yra 2312 eurų 15 centų. Šis dydis svarbus GPM tarifų taikymo tikslu. Metiniai pajamų daliai neviršijančiai 36 VDU bus taikomas 20 procentų GPM tarifas, o metiniai pajamų daliai nuo 36 iki 60 VDU bus taikomas 25 procentų GPM tarifas. Na, o metiniai pajamų daliai viršijančiai 60 VDU bus taikomas 32 procentų GPM tarifas. Į metinės pajamas nebus sumuojamos tos pajamos, kurios apmokestinamos nekintančiu 15 procentų dydžio GPM tarifu, taip pat žemės ūkio individualios veiklos apmokestinamosios pajamos ir pajamos apmokestintos fiksuotu GPM sumokamu įsigyjant verslo liudijimą. Į metinę progresiniais 20, 25 ir 32 procentų GPM tarifais apmokestinamų pajamų dalį įskaičiuojamos pajamos iš darbo santykių, pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą, tantiemos ar joms prilygintos išmokos, autoriniai atlyginimai gauti iš darbdavio, įskaičiuojamos į metinės pajamas ir ne iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai, jeigu jie gauti kaip pajamos ne iš darbo santykių, išskyrus apmokestinamas taikant tik 15 procentų GPM tarifą. Mažosios bendrijos, trumpiau MB vadovo, kuris nėra tos bendrijos narys, pajamos už vadovavimo veiklą. Taip pat įskaičiuojamos ir gyventojo, kuris yra MB narys, gautos pajamos už vadovavimo veiklą, jeigu tokios pajamos gautos kaip pajamos ne iš darbo santykių, išskyrus apmokestinamas taikant tik 15 procentų GPM tarifą. Neindividualios veiklos pajamos už atliekų pardavimą, metinė pajamų gautų vykdant individualią veiklą su verslo liudijimu dalis viršijanti 50 000 eurų ir pajamos ne iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių ir kitos pajamos, kurios nepatenka į GPM įstatyme nustatytas išimtis. Skaičiuojant metinę pajamų sumą GPM tarifų taikymo tikslu, sumuojamos tik apmokestinamosios pajamos, taip vadinamas pelnas, įskaitant iš užsienio gautas pajamas, kurioms Lietuvoje panaikinamas dvigubas apmokestinimas. Pavyzdžiui, jei gyventojas gauna turto pardavimo pajamas, tai apmokestinamosios pajamos, kurios įskaičiuojamos į metinės pajamas GPM tarifų taikymo tikslu, yra teigiamas skirtumas apskaičiuotas iš turto pardavimo pajamų, atėmus to turto įsigijimo išlaidas. Jeigu gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą, tai metinės pajamas įskaičiuojamas teigiamas skirtumas gautas iš individualios veiklos pajamų, atėmus su šių pajamų gavimu uždirbimu susijusias išlaidas leidžiamus atskaitimus. Į metinės pajamas neįskaičiuojamos GPM įstatymo 17 straipsnyje nurodytos neapmokestinamosios pajamos. Jeigu gyventojas gauna su darbo santykiais susijusias pajamas, kurioms gali būti taikomas neapmokestinamas pajamų dydis, trumpiau NPD, jeigu jis gali būti taikomas atsižvelgiant į metinę pajamų sumą, tai į metinės pajamas GPM tarifų taikymo tikslu įskaičiuojamos su darbo santykiais susijusios pajamos, atėmus taikytiną metinio NPD sumą. Pateiksiu pavyzdį. Gyventojas gaus nekilnojamojo turto pardavimo pajamas
ir gaus dovanas, piniginės lėšas iš mamos ir iš pusbrolio. Ar šios pajamos įskaičiuojamos į metinę pajamų sumą GPM tarifų taikymo tikslu? Nuo 2026 metų nuosavybėje netrumpiau kaip 5 metus išlaikyto nekilnojamo turto pardavimo pajamos, nepriklausomai nuo gautų pajamų dydžio, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Todėl pateikto pavyzdžio atveju, kai nekilnojamas turtas gyventojo nuosavybėje išlaikytas 7 metus iki pardavimo, visa gauta 150 000 eurų turto pardavimo pajamų suma priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms ir neįskaičiuojama į metines pajamas pagrindinių GPM tarifų taikymo tikslu. Dovanos gautos iš artimų asmenų, iš sutuoktinių, vaikų įvaikių, tėvų įtėvių, brolių, seserų, vaikaičių ir senelių, neapmokestinamos pajamų mokesčiu nepriklausomai nuo gautos dovanos dydžio. Todėl visa iš mamos gauta dovana 14 000 eurų neįskaičiuojama į metines pajamas pagrindinių GPM tarifų taikymo tikslu. Iš kitų gyventojų, išskyrus artimus gyventojus, dovanojimo būdu per kalendorinius metus gauta pajamų suma, vertė neapmokestinama pajamų mokesčiu tik tuo atveju, jeigu ji neviršyja 2500 eurų. Todėl iš pusbrolio gautos dovanų 6000 eurų sumos 2500 eurų bus priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms ir GPM tarifų taikymo tikslu neįskaičiuojama į metines pajamas, o likusi dovanos dalis 3500 eurų bus apmokestinama GPM ir įskaičiuojama į metinę pajamų sumą GPM tarifų taikymo tikslu. Kaip jau minėjau, į metines pajamas neįskaičiuojamos tos pajamos, kurios pagal GPM įstatymo nuostatas apmokestinamos nekintančiu 15% pajamų mokesčio tarifu, nepriklausomai nuo gautų pajamų dydžio. Tokioms pajamoms priskiriamos pajamos iš paskirstytojo pelno. Tai ir uždarosios akcinės bendrovės akcininko gaunami dividendai, taip pat ir mažosios bendrijos nario iš savo bendrijos išsiimtos lėšos, nario sprendimu priskirtos pajamoms iš paskirstytojo pelno, ir individualios įmonės savininko iš įmonės išsiimtos lėšos savininko sprendimu priskirtos pajamoms iš individualios įmonės paskirstytojo pelno. Taip pat nekintančių 15% dydžio GPM tarifu, neįskaičiuojant šių pajamų į metines pajamas, bus apmokestinamos ne per investicinę sąskaitą įgytų akcijų, dalių pajų, pardavimo pajamos, jeigu tokie vertybiniai popieriai išlaikyti ilgiau nei 5 metus iki jų pardavimo dienos. Jeigu gyventojas investuoja per investicinę sąskaitą, jo apmokestinamosioms pajamoms priskiriamos iš investicinės sąskaitos išmokėtos lėšos, kurios viršyje išmokėjimo metu investicinėje sąskaitoje buvusi įnašą. Tokios iš investicinės sąskaitos gautos apmokestinamosios pajamos bus apmokestinamos taikant 15% GPM tarifą ir neįskaičiuojamos į metines pajamas. Ta pati nuostata taikoma ir pajamoms pagal pasirinkimo sandorį su darbdaviu ar su juo susijusiu asmeniu įsigijus akcijų, jeigu darbuotojas tokias akcijas parduos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės įsigyti akcijas atsiradimo. Taip pat nekintančių 15% GPM tarifu, nepriklausomai nuo gautų pajamų dydžio, neįskaičiuojant jų į metines pajamas, apmokestinamos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos, taip pat išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir iš pensijų fondų gautos išmokos atitinkančios skaidrėje matomas GPM įstatyme nustatytas sąlygas. Taigi, šios pajamos, kurios apmokestinamos nekintančių 15% pajamų mokesčio tarifu, neįskaičiuojamos į metines pajamas pagrindinių 20, 25
ir 32 GPM tarifų taikymo tikslu. Pavyzdys. Gyventojas per kalendorinius metus gaus darbo užmokestį iš 2 darbdavių, ligos išmokas iš Sodros ir iš darbdavio už 2 pirmąsias ligos dienas, taip pat gaus dividendus iš uždarosios akcinės bendrovės. Be to, gyventojas yra individualios įmonės savininkas ir iš savo įmonės išsiimtas visas lėšas nuspręs priskirti pajamoms iš individualios įmonės paskirstytojo pelno. Tokiu atveju pateiktos pajamos iš paskirstytojo pelno dividendai ir ligos išmokos apmokestinamos taikant nekintantį 15% GPM tarifą ir jos neįskaičiuojamos į metines pajamas pagrindinių 20, 25 ir 32 GPM tarifų taikymo tikslu. Į metinės pajamas pagal pateiktą pavyzdį bus įskaičiuojamos tik iš abiejų darbdavių gautos darbo užmokesčio pajamos, kurios bus sumuojamos. Šiuo atveju gauta pajamų suma 48 000 eurų, neviršys 36 VDU sumos, tokios pajamos bus apmokestinamos taikant 20% GPM tarifą. Speciali apmokestinimo tvarka taikant 15 arba 20% GPM tarifą nustatyta pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir iš žemės ūkio veikloje naudojamo turto nuomos ar pardavimo gautoms pajamoms, jeigu šios pajamos pagal GPM įstatymo nuostatas priskiriamos individualios veiklos pajamoms. Šios rūšies pajamų daliai, neviršijančiai 60 VDU per kalendorinius metus, bus taikomas 15% GPM tarifas. Šių pajamų dalis viršijanti 60 VDU bus apmokestinama taikant 20% GPM tarifą. Šios pajamos, nors ir apmokestinamos taikant 15 arba 20% GPM tarifą, tačiau nebus įskaičiuojamos į metines pajamas pagrindinių 20, 25 ir 32 GPM tarifų taikymo tikslu. Nors žemės ūkio individualios veiklos pajamos apmokestinamos 15-20% GPM tarifu, tačiau joms GPM įstatyme numatyta taikyti GPM kreditą, kurio formulė taikymo būdas priklauso nuo individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų dydžio. Kol apmokestinamosios žemės ūkio veiklos pajamos neviršys 20 000 eurų, pritaikius GPM kreditą, faktiškai tokios pajamos bus apmokestinamos 5% dydžio pajamų mokesčių. Šioms pajamoms didėjant, faktiškai mokamas pajamų mokestis didės, kol pasieks 15% GPM tarifą. Na, o žemės ūkio individualios veiklos pajamoms pasiekus 60 VDU ribą 138 729 eurus, jos bus apmokestinamos 20% GPM tarifu. Tuo atveju, jeigu gyventojas vykdys ne tik žemės ūkio veiklą, bet ir kitos rūšies individualią veiklą pagal pažymą, o šių veiklų pajamoms bus taikomi skirtingi GPM tarifai, nes, kaip minėjau, žemės ūkio veiklos pajamoms taikoma speciali apmokestinimo tvarka, tai su tokių pajamų gavimu susiję leidžiami atskaitimai tenkantys skirtingais GPM tarifais apmokestinamosioms pajamoms turės būti apskaičiuojami atskirai. Na, o tuo atveju, jeigu žemės ūkio individualioje veikloje susidarys mokestiniai nuostoliai ir mokestiniai nuostoliai kitos rūšies vykdomoje individualioje veikloje, jie turės būti atimami tik iš pajamų gautų iš tos individualios veiklos, iš kurios tokie nuostoliai susidarė. Pateiksiu pavyzdį. Ūkininkas, PVM mokėtojas per kalendorinius metus gaus 28 000 eurų žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų. Taip pat šis gyventojas yra samdomas darbuotojas, dirba bendrovėje pagal darbo sutartį, kurio gaunamas darbo užmokestis atėmus jam taikytiną NPD per kalendorinius metus sudarys 12 000 eurų sumą. Pajamos iš žemės ūkio veiklos neįskaičiuojamos į metines pajamas pagrindinių 20,
25 ir 32 GPM tarifų taikymo tikslu. Pagal pateiktą pavyzdį į metinės pajamas bus įskaičiuojamos tik darbo užmokesčio pajamos. Šiuo atveju jos neviršys 36 VDU, bus apmokestinamos taikant 20 procentų GPM tarifą. Tuo tarpu žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos 28 000 eurų neviršyje 60 VDU sumos, todėl jos bus apmokestinamos taikant 15 procentų GPM tarifą. Pateiktu atveju, kai gauta suma neviršyje 35 000 eurų, apskaičiuojant GPM bus taikomas GPM kreditas pagal skaidrėje matomą formulę. Galutinė mokėtina GPM suma bus apskaičiuota apmokestinamosioms pajamoms, tai yra 28 000 eurų sumai, pritaikius 15 procentų GPM tarifą, bus apskaičiuotas 4200 eurų pajamų mokestis, kuris bus sumažintas GPM kredito suma ir į biudžetą reikės sumokėti 2893 eurus 33 centus GPM sumą. Jeigu gyventojas vykdys kitos rūšies individualią veiklą pagal pažymą, tai yra išskyrus žemės ūkio veiklą, iš tokios veiklos gautos pajamos nepriklausomai nuo jų dydžio bus įskaičiuojamos į metinės pajamas pagrindinių GPM tarifų taikymo tikslu. Tačiau, jeigu iš individualios veiklos gautos pajamos neviršys 42 500 eurų, jos bus apmokestinamos taikant 20 procentų GPM tarifą. Tačiau taip pat šioms pajamoms bus taikomas GPM kreditas ir jeigu individualios veiklos apmokestinamosios pajamos neviršys 20 000 eurų, tai pritaikius GPM kreditą faktiškai gauta pajamų suma bus apmokestinama 5 procentų dydžio pajamų mokesčiu. Individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms didėjant nuo 20 000 iki 42 500 eurų, priklausomai nuo pajamų dydžio, mokamas GPM į biudžetą didės nuo 5 iki 20 procentų. Jeigu gyventojo gautos individualios veiklos apmokestinamosios pajamos viršys 42 500 eurų, GPM kreditas nebus taikomas ir visa tokių pajamų suma bus apmokestinama taikant pagrindinius 20, 25 ir 32 procentų GPM tarifus. Tai yra, jeigu, tarkime, gyventojo individualios veiklos apmokestinamosios pajamos bus 60 000 eurų, tai joks pajamų mokesčio kreditas nebus taikomas ir visa 60 000 eurų suma bus įskaičiuojama į metinės pajamas ir bus vertinama, ar viršys 36 VDU metinės pajamas, ar viršys 36, bet neviršys 60 VDU, ar viršys ir 60 VDU. Priklausomai nuo to ir bus taikomas GPM tarifas. Ir vėl pateiksiu pavyzdį. Gyventojas vykdo prekybos individualią veiklą ir apmokestinamosios pajamos iš šios veiklos per kalendorinius metus sudarys 20 000 eurų. Taip pat gyventojas gaus 70 000 eurų nekilnojamo turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų. Pagrindinių GPM tarifų taikymo tikslu individualios veiklos apmokestinamosios pajamos ir nekilnojamo turto pardavimo pajamos bus sumuojamos. Taigi, bendra metinė apmokestinamųjų pajamų suma sudarys 90 000 eurų. Tai yra daugiau nei 36 VDU. Todėl tik 36 VDU neviršijanti suma bus apmokestinama taikant 20 procentų GPM tarifą. Tačiau ne nuo visos šios 36 VDU sumos faktiškai reikės mokėti 20 procentų, nes į šią pajamų dalį įeina atskirais GPM įstatymo numatytais GPM tarifais apmokestinamos pajamos. Nekilnojamo turto pardavimo pajamos, kai pajamos ne iš darbo santykių, neviršijančios 12 VDU dydžio sumos, bus apmokestinamos taikant 15 procentų GPM tarifą. Individualios veiklos apmokestinamosios pajamos pateiktų atveju 20 000 eurų suma, pritaikius GPM kreditą, faktiškai bus apmokestinamos 5 procentų dydžio pajamų mokesčiu.
Tačiau tiek nekilnojamo turto pardavimo pajamų dalis, kuriai taikomas individualus 15% GPM tarifas, tiek individualios veiklos pajamos pritaikius GPM kreditą, apmokestintos 5% pajamų mokesčiu, jos įskaičiuojamos į tuos 36 VDU ir tokiu būdu likusi iki 36 VDU suma bus apmokestinama taikant 20% GPM tarifą. Skaidrėje matote, kaip apskaičiuojama ta likusi 20% GPM tarifo apmokestinama metinė ta pajamų dalis. O metinių pajamų dalis viršijanti 36 VDU, tai yra 6762,60 €, bus apmokestinami taikant 25% GPM tarifą. GPM įstatyme numatyta, kad pajamos ne iš darbo santykių, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, jeigu neviršys 12 VDU, bus apmokestinamos taikant 15% GPM tarifą. Į 12 VDU, tai yra į pajamas, kurioms netaikomas šis 15% dydžio individualus GPM tarifas, priskiriamos individualios veiklos pajamos, tantiemos, autorinis atlyginimas iš darbdavio, MB vadovo, kuris nėra tos MB narys pagal civilinę paslaugų sutartį, gautas atlygis už vadovavimą, neindividualios veiklos pajamos už atliekų pardavimą ir kitos ne iš darbo santykių gautos pajamos, kurioms taikomas nekintamas 15% GPM tarifas. 12 VDU dydį viršijanti metinė pajamų dalis bus apmokestinama pagrindiniais GPM tarifais. Tačiau visos tokios pajamos, tiek 12 VDU viršijančios, tiek 12 VDU neviršijančios, bus įskaičiuojamos į metinės pajamas pagrindinių progresinių GPM tarifų taikymo tikslu. Kaip minėjau, į 12 VDU dydį neįskaičiuojamos tik MB vadovo, kuris nėra tos MB narys atlygis už vadovavimą. Pagal pateiktą pavyzdį, MB vadovu yra gyventojas, kuris yra tos MB narys. Jo gautas atlygis už vadovavimą mažajai bendrijai pagal pateiktą pavyzdį 60 000 € suma. MB narys gaus tik pavyzdyje nurodytas pajamas, tai yra kitokių pajamų negaus. Taigi, pagal pateiktą pavyzdį, MB vadovo gautas atlygis už vadovavimą mažajai bendrijai bus apmokestinamas taip. 12 VDU neviršijanti pajamų dalis bus apmokestinama taikant 15% GPM tarifą, o 12 VDU viršijanti tokių pajamų dalis bus apmokestinama taikant pagrindinius 20, 25 ir 32% GPM tarifus. Kadangi šiuo atveju bendra 60 000 € pajamų suma neviršija 36 VDU, tai iš 60 000 € atėmus 12 VDU sumą, kuriai taikomas 15% GPM tarifas, likusi suma 32 254,20 € būtų apmokestinama taikant 20% GPM tarifą. Kitame pavyzdyje MB vadovas nėra tos MB narys, vadinasi jo gautoms pajamoms pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo MB paslaugas nebūtų taikomas 15% GPM tarifas, kuris numatytas pajamoms ne iš darbo santykių. Tokios pajamos pagal pateiktą pavyzdį 28 000 € suma bus sumuojamos kartu su kitomis apmokestinamomis pajamomis, jei tokių gaus, ir jeigu jos neviršys 36 VDU, jos bus apmokestinamos taikant 20% GPM tarifą. Viršijanti 36 VDU pajamų suma, bet neviršijanti 60 VDU pajamų suma, bus apmokestinama taikant 25% GPM tarifą. Na, o jei metinės pajamos viršys 60 VDU, viršijanti dalis bus apmokestinama taikant 32% GPM tarifą. Jeigu gyventojas vykdys individualią veiklą įsigijęs verslo liudijimą, tai pagal visus verslo liudijimus, išskyrus verslo liudijimą gyvenamojo būsto nuomai, gautos pajamos bus sumuojamos
Ir jeigu gautos pajamos neviršys 50 tūkstančių eurų per kalendorinius metus, jos bus apmokestinamos fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu, kuris sumokamas įsigyjant verslo liudijimą ir tokios pajamos neįskaičiuojamos į metinės pajamas ir papildomai pajamų mokesčio neapmokestinamos. Tuo tarpu, jeigu tokių pajamų gauta suma viršyje 50 tūkstančių eurų, tai viršijanti 50 tūkstančių eurų pajamų dalis būtų įskaičiuojama į metinės pajamas pagrindinių 20, 25 ir 32 procentų GPM tarifų taikymo tikslu ir apmokestinama kaip individualios veiklos pagal pažymą pajamos. Jeigu gyventojas bus įsigijęs verslo liudijimus gyvenamųjų patalpų nuomai, tai pagal tokius verslo liudijimus gautas pajamas turės susumuoti atskirai. Ir pajamų dalis neviršijanti 50 tūkstančių eurų papildomai nebus apmokestinama, tai yra bus laikoma apmokestinta fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu, sumokėtų įsigijant verslo liudijimą. Na, o tuo atveju, jeigu pajamos viršys 50 tūkstančių eurų, tai viršijanti 50 tūkstančių eurų pajamų dalis būtų priskiriama prie metinių ne iš darbo santykių gautų pajamų, kurios, jei neviršytų 12 VDU per kalendorinius metus, kartu su kitomis ne iš darbo santykiais susijusiomis pajamomis, turėtų būti apmokestinama taikant 15 procentų GPM tarifą. O jeigu viršytų 12 VDU, tai būtų apmokestinama taikant 20, 25 ar 32 procentų GPM tarifą. Jei gyventojas gaus neindividualios veiklos pajamas už atliekų pardavimą, tai šių pajamų dalis per metus neviršijanti 12 VDU dydžio sumos bus apmokestinama taikant 5 procentų GPM tarifą, o 12 VDU viršijanti tokių pajamų suma bus apmokestinama taikant pagrindinius GPM tarifus. Tačiau visos tokios pajamos, tai yra ir 12 VDU viršijanti, ir 12 VDU neviršijanti pajamų už atliekų pardavimą dalis, bus įskaičiuojama į metinės pajamas, tai yra gali turėti įtakos taikant pajamų mokesčio tarifą, pavyzdžiui, darbo užmokesčiui, nes bus sumuojamos su kitomis metinėmis pajamomis, išskyrus ankstesnėse skaidrėse minėtas išimtis. Tai yra pajamos, kurios apmokestinamos nekintančių 15 procentų GPM tarifu ir išskyrus apmokestinamąsias žemės ūkio veiklos pajamas, kurios neįskaičiuojamos į metinę pajamų sumą. Išmokant gyventojui A klasės pajamoms priskiriamas išmokas, tokias pajamas išmokantis asmuo turi išskaičiuoti pajamų mokestį ir jį sumokėti į biudžetą. Vertinant, kokio dydžio GPM tarifą reikia taikyti, išmoką išmokantis asmuo turi atsižvelgti į konkrečios išmokos dydį. Tai yra, ar ta konkreti išmoka viršija 12 VDU, jeigu pavyzdžiui išmokamas autorinis atlyginimas nedarbuotojui, ar išmokamas darbo užmokestis viršyje 36 VDU ir panašiai. Tačiau, jeigu A klasiai priskiriamas išmokas, turto nuomos pajamas arba darbo užmokestį gyventojas gauna periodiškai ir būtų pateikęs prašymą taikyti pajamų mokesčio tarifą atsižvelgiant į bendrą per metus išmokamų išmokų sumą, tai išmokas išmokančiam asmeniui, pavyzdžiui darbdaviui, atsirastų prievolė sekti metinės pajamas ir nuo tam tikrą pajamų dydį viršijančios sumos taikyti ir skaičiuoti didesnį GPM tarifą. Pavyzdžiui, įmonė kiekvieną mėnesį darbuotojui išmoka 7 000 eurų darbo užmokestį. Kiekviena atskira išmoka už kiekvieną mėnesį neviršyja 36 VDU dydžio sumos, todėl darbdavys taikys ir išskaičiuos 20 procentų GPM tarifą. Jeigu gyventojas nebus pateikęs prašymo darbdaviui taikyti GPM tarifą atsižvelgiant į metinės pajamas, tai nepriklausomai nuo to, kad darbo užmokestis sudarys 90 000 eurų per kalendorinius metus, darbdaviui neatsirastų prievolės taikyti progresinį GPM tarifą. Tačiau, jeigu gyventojas būtų pateikęs prašymą darbdaviui taikyti GPM tarifą atsižvelgiant į planuojamą išmokėti metinę išmokų sumą, tai darbdavys kiekvieną mėnesį išmokėdamas po 7 000 eurų darbo užmokestį
turėtų sekti ir kai išmokų už praeitą mėnesį išmokėjimo metu būtų viršijama 36 VDU suma, tokiu atveju ta praeito mėnesio darbo užmokesčio dalis, kuri neviršytų 36 VDU, turėtų būti apmokestinama 20 procentų GPM tarifu, o 36 VDU viršijančią darbo užmokesčio dalį darbdavys jau turėtų apmokestinti taikant 25 procentų GPM tarifą. Nuo 2026 metų keitėsi ir kintamo NPD taikymo tvarka. Gyventojo, kurio mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršyje minimalios mėnesinės algos, trumpiau MMA, kuri šiais metais yra 1153 eurai, mėnesio NPD yra 747 eurai. Jeigu mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos viršyje 1153 eurus, tai NPD taikomas tą mėnesiui turi būti apskaičiuojamas pagal skaidrėje pateiktą formulę. Jeigu mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos pasieks ir viršys 2677 eurus 49 centus, tai NPD nebus taikomas ir nuo 1 euro darbo užmokestį darbdavys turės apmokestinti. Kadangi keitėsi kintamo mėnesio NPD apskaičiavimo tvarka, tai keitėsi ir metinio NPD skaičiavimo tvarka. Metinis NPD negali būti didesnis nei 8964 eurai tuo atveju, jeigu gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos, tai yra ne tik su darbo santykiais susijusios pajamos, neviršys 12 MMA dydžio galiojusio einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną. Tai yra, jeigu 2026 metais metinės apmokestinamosios pajamos neviršys 13 836 eurų sumos. Jeigu gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos viršys 12 MMA, tai metinis NPD bus apskaičiuojamas pagal skaidrėje nurodytą formulę. O jeigu metinės apmokestinamosios pajamos pasieks ir viršys 32 129 eurus 88 centus, metinis NPD nebus taikomas. Fiksuoti NPD ribotą dalyvumą turintiems asmenims nuo 2026 metų nesikeitė. Tai yra taikomi ta pačia tvarka, kaip ir anksčiau. Keitėsi ir GPM įstatymo 17 straipsnio, kuriame nustatytas baigtinis neapmokestinamųjų pajamų sąrašas pirmos dalies 14 ir 14 prim punktų nuostatos. Nuo 2026 metų pajamų mokesčių neapmokestinama 350 eurų per kalendorinius metus neviršijančių draudimo įmokų už papildomą savanorišką sveikatos draudimą tuo atveju, jeigu draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo suma, jeigu bendra visų įmokų suma per metus neviršyje 25 procentų per tuos metus darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų. Šioje įstatymo nuostatoje esminis pasikeitimas tas, kad nustatytos papildomos neapmokestinimo lubos 350 eurų suma. Jau minėjau, kad nuo 2026 metų gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos pajamos gautos už Lietuvoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, jeigu toks turtas gyventojo nuosavybėje išlaikytas ilgiau negu 5 metus. Iki šių metų, tam, kad nekilnojamo turto pajamos būtų priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jis nuosavybėje turėjo būti išlaikytas ilgiau kaip 10 metų. Pagal pateiktą pavyzdį, kai gyventojas nuo 2021 metų sausio 9 dienos turėjo įsigijęs garažą, kurį pardavė 2026 metų sausio 10 dieną, išlaikęs jį nuosavybėje 5 metus, tai gautos pajamos 80 000 eurų
priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms ir tokia neapmokestinamųjų pajamų suma neįskaičiuojama į gyventojo metines pajamas progresinių GPM tarifų taikymo tikslu. Nuo 2026 metų papildytas GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 33 punktas, pagal kurį gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos vienetų mokamos stipendijos tyrėjams, vykdantiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą, jeigu yra pasirašyta trišalė sutartis tarp vieneto, kuris yra Europos ekonominės erdvės valstybės ar užsienio valstybės, su kuria Lietuva sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis vienetas, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų instituto bei tyrėjo. Nuo 2026 m. sausio 1 dienos pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo nuostatas pensijų fondo dalyvis iš pensijų kaupimo bendrovės galės gauti ne tik pensijų išmokas, kurios mokamos sulaukus pensinio amžiaus, bet taip pat turės teisę atsiimti kitokio pobūdžio išmokas, turto išmokėjimą sulaukus nustatyto prieš pensinio amžiaus, turto dalies išmokėjimą nutraukus pensijų kaupimą dėl priežasčių susijusių su sveikata, sumų atsiėmimą. Atsižvelgiant į tai, pakeistas GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 46 punktas ir jame nustatyta, kad pajamų mokesčių bus neapmokestinamos ne tik pensijų išmokos, bet ir kitos išmokos iš dalyvio vardu pensijų fonde sukaupto pensijų turto, kurios mokamos pensijų kaupimo įstatyme nustatyta tvarka. Be to, GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalis papildyta 46 prim punktu, vadovaujantis kuriuo gyventojų pajamų mokesčių taip pat bus neapmokestinamos iš pensijų kaupimo bendrovės dalyvio atsiimtos savo lėšomis sumokėtos pensijų įmokos ir investicinis prieaugis, kai dalyvis pasirinks nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime pereinamuoju laikotarpiu nuo 2026 m. sausio 1 dienos iki 2027 m. gruodžio 31 dienos. Iki 2026 metų neapmokestinamosioms pajamoms buvo priskiriamos pajamos pagal paslaugų žemės ūkiui kvitą, jeigu tokios pajamos per kalendorinius metus neviršydavo įstatyme nustatytos fiksuotos 1750 eurų dydžio sumos. Nuo 2026 metų pajamos pagal paslaugų žemės ūkiui kvitą neapmokestinamos pajamų mokesčiu, jeigu jos neviršyja 1/4 metinio NPD. 2026 metais metinis NPD yra 8964 eurai. Tai pagal paslaugų žemės ūkiui kvitą gauta pajamų suma, kuri galės būti priskirta neapmokestinamosioms pajamoms, yra 2241 euras. Na ir paskutinis GPM įstatymo pakeitimas. Nuo 2026 metų pakeista GPM įstatymo 35 straipsnio 2 dalis, pagal kurią nuolatinis Lietuvos gyventojas prieš pradėdamas vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki veiklos vykdymo pradžios, pateikiant fizinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą. Iki šių metų gyventojas prieš pradėdamas vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą privalėjo apie tai informuoti mokesčių administratorių ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Visus kitus pakeitimus ir su pakeitimais susijusius paaiškinimus tiek gyventojų pajamų mokesčio klausimais, tiek kitais klausimais galite rasti VMI interneto svetainėje, skaidrėje pateikta nuoroda. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmeninė informacija galite susipažinti
prisijungę prie mano VMI.